Su jumis ir vėl aš Eisvadas ir šiandien filmuojame video, kaip padaryti telefonui, pavyzdžiui, lietimo ekranui kokį nors, kur galima spaudyti visokiam programėlėm, nereikės žinot visokių ten dalykų daryti. Tai mums reikės vandens, folijos ir ausų krapštuko. Atsikerpame folijos, va tokį gabalėlį, čia aišku aš plėšiau ir taip paėmėme ir pusė į vidų, pusė į laukelį išeina. Va. Aišku, suvyniojame. Turi likti vienas mažas gabaliukas, aišku. Taip. Ir gali gale vienas likti mažas gabaliukas ir priekį. Šitą gabaliuką, kuris liko mums, čia aišku galite lipnią juostą daryti, bet kadangi man folija labai gerai laikosi, tai aš neėmu jos lipnios juostos, nenaudoju aišku. Paėmėme šitą ir vandens. Pamirkome. Ir tuoj sugrįšiu, parodysiu pavyzdį. Dabar parodysim pavyzdį. Tai grįžau, buvau kito letunais. Ir va, žiūrėkite. Matote? Pašveisiname. Darote, ką norite. Matote? Labai šlapio neturėkite, nes bus toks nepavykęs kardas. Išgręžiame. Ir va, žiūrėkite. Braukiame. Pavyzdžiui, va. Braukiame. Ir va, aišku, žaidimo va, šitiek. Ir liečiame foliją, bet negalima liesti pirštų. Matote, aš net neliečiu. Aš galiu, žiūrėkit, jeigu aš į kitą galą paimu, vis tiek veikia. Bet geriausiai jums apimti foliją. Žymiai geriau veiks ir bus, paturiu vienu žodžiu. Ir galite daryti, ką jūs norit. Ačiū, kad žiūrėjote, like, subscribe ir iki. Čiau.